gimtų knyga tokia, kokią matome knygynuose, ji turi pereiti aibę rankų, tačiau paskutiniosios jų mūsų knygynų darbuotojų rankos. Ką skaito žmogus, kuriam knygos yra darbas, o neretai ir gyvenimas. Kaip vyksta knygynų sielų mūsų darbuotojų susipažinimas su knyga, kad skaitytojas ne tik būtų palydėtas su šypsena, bet ir gautų naudingų patarimų. Taigi, kokios knygos bei autoriai yra užkariavę knygynų darbuotojų širdis? Vienu metu neskaitau vienos knygos, iš tikrųjų tai būna arba 5 arba 6 leidiniai, nes jie visi atitinka nuotaikos ir tai yra skirtingi kūriniai, nes pavyzdžiui grįžtant namo dažniausiai padeda ir Saros Poizon poezija Gražūs daiktai, kuri visai neseniai įsigijau savo darbuotojai. Po to yra puikia knyga Važiuojant į darbą, labai tinka Hamsuno Misterijos. O, nežinau, būnant gamtoj, labai viskas imponuoja, skaitant galbūt Suckeverį. Kampas, nors šiaip knygas labai myliu ir iš tikrųjų kažkada paauglystėje tai būdavo, arba vaikystėje būdavo, draugės manęs neištemdavo į kiemą, nes aš vieną po kitos rydavau knygas. Aišku, prasidėjo vaikystėje nuo visokių 3 muškietininkų ir panašiai, vėliau prie rimtesnių. Bet tiesiog turbūt kiekvienam amžiaus tarpsniui skirtingi autoriai. Kažkada labai buvau įsimylėjus tiesiog Richardą Bachą. Va dabar knygynai dirbdama pastebėjau, kad yra dar nauja jo knyga mano neskaityta. O šiaip tai po to vėliau Ivanauskaitė, aišku. Dabar paskutinė mano perskaityta, galima sakyti, Praryta knyga ir irgi labai įsimylėjau, Andriaus Tapino Vilko valanda. Geras knygas, kurios padeda atsipalaiduoti, pailsėti po darbo. O šiuo momentu paskutinio, gal naujausia dabar topuose jinai pas mus tik moteris. Gyvenu santuokoj 35 metus, šiemet buvo ir vat nutariau paskaityti, kad geriau galbūt suprasčiau vyrą, jo veiksmus, jo tylėjimą galbūt, jo tokia elgesį kitą kartą. Tai vat nutariau paskaityti, pasirodo jinai šią savaitę ir topuose. Michaelio Endės iš vaikystės atėjusi knyga, kuri man labai įstrigusi yra ir šiuo metu mes knygyne jos neturime, bet aš visada renkuosi bendraudama su skaitytojais, paminėti, kad man ta knyga darė įtaką, kažkaip užsimegztų kažkoksai pokalbis ir dažnai mūsų bendravimas su skaitytojais, knygyno lankytojais ir prasideda nuo to, kad mes aptarėme, kokios knygos mums patinka, kokios patinka jiems, kokie yra jų lūkesčiai. Darbuotojai ne tik kuria santykį su skaitytojais, bet ir turi ypatingą ryšį su pačiomis knygomis. Koksgi yra darbas knygyne ir kuo jis yra ypatingas? Tai reiškia labai didelę atsakomybę. Atsakomybė, nes tu žmogų išrenki knygą, kuri gali pakeisti, būkim naivus, kuri gali pakeisti, iš tikrųjų, galbūt gali pakeisti jo gyvenimą ir tai yra labai atsakinga. Iš tikrųjų, aš jau labai seniai dirbu su knygom, bet anksčiau esu dirbus skirtingose leidyklose, dirbus kalbos redaktorė. Tai tuo metu man būtent buvo tokį praradus malonumą skaityti, nes tai iš esmės buvo darbas, dar ir laisvalaikiu skaityti. Dabar gal daugiau pats tas, kaip pasakyti, knygų pomėgis atsirado, nes tada vis tiek būdavo kokią reikia knygą, tokią redaguoji, tokią tvarkai. Dabar daugiau atradau vėl tą knygų žavesį. Ir tikrai knygas labai myliu, tiesiog, nežinau, tai kažkoks stebuklingas pasaulis yra. Henris Davidas Toro yra pasakęs, kad žmogus perskaitęs taurią knygą gali pradėti naują gyvenimo etapą, nes literatūra keičia gyvenimus. Stefano Cveigo knygoje Širdies nerimas yra tokia mintis, kad nei vienas nusikaltimas negali būti pamirštas, kol jį atsimena sąžinė. Šiais laikais gal ta citata nėra labai aktuali, tačiau mokykliniuose kūriniuose, rašant rašinius, man tikrai praversdavo, ypač kai yra žmogaus tiesiog dilemos su savimi, kai jis galvoja, ką padarė blogo ir panašiai, tai įterpti šitą mintį visai praverstų.